Pas mus saulėtas gražus vakaras, mašina apvalyta, graži, apart kai kurių vietų, peitai sutvarkyti, pakrauta mašiniuką, viską vežam į konteinerį. Šitą gražuolį, kaip visada, kiekvieną automobilį statom pas mūsų partnerius North America Atlantic Express ir pas juos į ofisą, tai vėl vešim pastatyti. Ir grįžus po 2 savaičių reikės aptvarkyti, apsižiūrėti, keletą detalių atsiskraidinti ir bandyti užkovoti antrą etapą. Taip kad šiai dienai turbūt iš Omano iš mūsų tiek. Dalis kolektyvo jau išskrydus ir likusi dalis rytoj anksti ryte. Taip kad ačiū visiems palaikiusiems ir iki pasimatymų. Sveiki visi! Noriu su dideliu džiaugsmu pranešti, kad 2026 metus atstovausiu RTW komandą. Tai ne tik komanda, tai didelis projektas, siejantis visus benzingalvius ir automobilių fanus. Taip pat noriu pranešti, kad RTW komandai kartu su manimi jungiasi Emilis Valeika, Norvegijos drifto semi-pro čempionas. Esu labai dėkingas, kad gavau tokią galimybę atstovauti RTW komandą su Benediktu Čirba. Ko tik betrūksta, yra tokia pačia bolido kaip Benediktas Čirba, bet vieną dieną išsipildys ir susitiksime trasoje. Good morning, you got me on my knees. I'm begging for you to see me. Good day, I guess I'll find another way to tell you I'm sorry. I will get you candlelights and some